Šiandien mes esame stovykloje Australijoje. Taip, mes esame Australijoje. Palauk, tai ne Australijoje mes esame. Mes Austrijoje. Ai, Austrijoje. Aišku, ar ne? Tu čia filmuoji? Taip, filmuoju, nes mes važiuojam į Austriją. Pirmas sustojimas – Lenkija. Nedažnai pusryčiam valgom šašlykus. Po to laukia dar belikiek kilometrų, todėl nusprendėm sustot Dresdene. Šiš. Pasakė treneris Linas. Nors nežinau kiek šiš, nes žmonių tai labai mažai. Miestas gražus. Atėjo metas vykti toliau. Kas naudė, kas vairavo ir štai atvykom. Tomodačių stovykla. Stovykla prasidės tik rytoj, tad šiandien aplankykime miestelį Hart. Per daug neklaidžioje, prisėdom picų. Kolektyvas picas vertino 6. Atėjo kita diena, atėjo ir pirmoji treniruotė. Karate treniruotės visada labai įvairios, o ši stovykla ypatinga tuom, kad buvo mokytojų iš skirtingų šalių. Ir net 8 dano meistras tiesioginis karate įkūrėjo mokinys, kuris vėliau mums pravedė paskaitą ir pristatė savo knygą. Okay guys, we going. This is Dominikas. He's from... Yo. Aišku, kokia stovykla būtų be kavytės. Visi žinom, ko čia atvažiavom, sportuojam toliau. Nu, merginos, kaip jums Australija? Stovykla buvo ypatinga tom, kad galėjome rinktis, tobulinti kihon, bazinę techniką ar kovinę techniką. Žodžiu, visi gerai leidome laiką. Tik ant kiek gerai. Nors ir nuotaika puiki, vėliau turėjome labai rimtą kovinę treniruotę. Kiekvienas karatistas žino, ką reiškia kovoti ant svilinančios saulės. O kaip išlaikyti karatistus motyvuotus? Viskas labai paprasta. Pagal maistą ši stovykla konkurentų visiškai neturi. Kaip ir kiekvieno karate renginio gale, vyksta sayonara, atsisveikinimo vakarėlis. Tačiau šį kartą stovykla užsibaigė ne sayonara, o labai smagia karate treniruotė. Taigi, ar mes dar grįšim? Tikrai taip. O dabar keliaujam dalintis to, ką išmokom su savo mokiniais. Os.